Rugsėjo 30 spalio 4 dienomis Kapčiamiestyje prie Emilijos Pliaterytės muziejaus vyko medžio drožėjų ir tapytojų pleneras skambiu ir romantišku pavadinimu "Ieškojau jos nakties veide". Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos finansuotas pleneras buvo skirtas suvienyti dvi meno šakas – skulptūrą ir tapybą, supažindinti moksleivius, jaunimą ir kitus bendruomenės narius su senaisiais menais ir jų gyvavimo tradicijomis. Viso plenero metu vietiniai gyventojai ir miestelio svečiai galėjo stebėti skulptūrų ir tapybos darbų kūrybos procesą, pabendrauti su medžio drožėjais bei tapytojais. Plenero metu savo kūrybą dalijosi medžio drožėjai skulptoriai – kraštietė tautodailininkė Monika Lukaševičienė, tautodailininkai Antanas Česnulis, Gintautas Akstinas iš Druskininkų, Kęstutis Benedikas draugė su 7 klasės mokiniu Karoliu Volungevičiumi iš Alytaus ir Eugenijus Šidlauskas su 7 klasės mokiniu Luku Kelmeliu iš Kapčiamiesčio. Plenero metu jie sukūrė skulptūras, kurios dedikuotos 1831 metų sukilimui, Emilijos Pliaterytės atminimui ir Kapčiamiesčio krašto istoriniai kultūrai atspindėti. Jos papildo Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejaus ekspozicijų salę ir simbolinė kalba pasakoja atvykusiems apie didingą praeitį ir vietos tradicijas. Tapybos darbus kūrė net 7 menininkai. Tai Juozas Kavaliauskas, Romualdas Povilanskas, Deividas Sinkevičius ir Svajonė Pledienė iš Druskininkų, Ilona Kalibatienė ir Arūnas Vaitkus iš Alytaus bei Modestas Malinauskas iš Kauno. Darbai eksponuojami Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejuje, kur juos gali pamatyti ne tik vietos gyventojai, bet ir turistai iš atokiausių Lietuvos kampelių bei užsienio šalių. Aš norėčiau pristatyti savo darbą. Štai čia Pliaterytė, tokia valėkštė, išdrožta ir ten rūpintojėlis. Tai Pliaterytė tai yra, toks buvo mūsų seminaro, kaip sakant, tema tokia. Nu ir aš taip padariau, tai ir pasidžiaugim visi kartu. Daug kas Pliaterytę turbūt vaizdavo ir vaizduos, o man kažkaip gamta šis iki tikra Kapčiamiesčio buvo daugiau prie dūšios, tai aš nepakrikštinau savo darbo. Čia yra 2 upės jos susibėga, Nieda ir Baltojančia, kaip pakrikštinti, tai turbūt. Norėjau suderinti tą švelnų moteriškumą ir kažkokį tai pasiaukojimą, vyrišką drąsą ir kažką panašaus. Nežinau, ar pavyko ar ne, čia jums spręsti. Na ir tiesiog čia aišku, Kapčiamiesčio nuostabios gamtos, gražių rytų, nuostabių vakarų, lietingas ežeras, nuotaika, jausmas. Jis yra svarbus man ir mano kūrybai. Tiek. Tai daugiau skirta ne tik pačiai Emilijai, kaip tam atminimui, nes, suprantat, metai eina, daug kas visiškai nereikšminga tampa. Ir aš pažiūrėjau į surinktus muziejus eksponuotus, taip pat ir Deividas, tą pačią butelio šukę, arba kur eidamas keliu gali paspirti, tai nieko nereiškia. Bet kada yra gražiai išeksponuota, sutvarkyta, pateikta informatyviai, tada tu supranti, kad ta globa, rūpestis, jisai iš niekur neatsiranda. Savaime tik tai chaosas ir irimas. Todėl reikalingos rankos. Plenerą vainikavo projekto metu menininkų sukurtų darbų parodos atidarymas Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejuje. Lazdijų rajono kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Gudžiauskas plenero uždarymo metu tautodailininkams padėkojo už dalyvavimą, už galimybę džiaugtis gražiais jų darbais. Kapčiamiesčio seniūnas Vidmantas Dambrauskas linkėjo medžio drožėjams kūrybinės sėkmės ir jiems dėkojo už nuostabius kūrinius. Renginio metu visi plenero dalyviai buvo apdovanoti Lazdijų krašto muziejaus padėkomis ir simbolinėmis atminimo dovanėlėmis.